Labadiena. Sveiki visi. Dar viena laida iš Atvirų metalo dirbtuvių. Šiandien turim nuostabią progą, kadangi artėja Joninės, norim su jumis pasidalinti vienu projektuku. Taip, Joninės pas mus asocijuojasi naktis, ugnis, laužas, gražus renginiai ir reginiai. Taip, bet viskas sukasi apie ugnį. Būtent. Tai kągi mes veikiam? Mes nusprendėme būti prie tų pačių meikerių ir mes darysim gražų plazmą pjaustytą ugniakurą iš seno dujų bako. Senas balionas. Senas balionas, senelė 3 mm. Taip, ir mums trūksta gero, rimto pjovimo įrankio. Taip. Ką mes galėtume pasirinkti? Jo. Iš stokerio gavome plazmą. Taip, turime tokią dėžutę. Taip. Šepach PLC 40. Kągi, pavadinimas jau sako, kad 40 amperų galingumas. Mums šitam projektui per akis. Tikrai užteks. Rimtam aparatui rimtas išpakavimo įrankis. Taip. Kapoklė. Rankom kalta. Paskutinių mūsų kalvystės užsiėmimų. Taip, pabandom. Išpakuojam. Taip, ir dar tavo pusėje. Taip. O, geras, kiaušinis kiaušinėje. Pavyks išimt? Taip, negražioji dėžutė yra labai graži dėžutė. Super. Viskas, pakuojam toliau. Iš karto matosi daug dalių. Tvarkingas, saugus supakavimas. Ką, gerai, traukiam. Ar taip. Opa. Taip, ir laidai. Visi priedai. Masės laidas, pjoviklio laidas ir kompresoriaus laidas. Taip, kągi, išsitraukė mūsų aparačiuką. Aparačiukas geras, labai kompaktiškas, mažutis. Ir yra viskas, ko reikia. Turim degiklį, netgi atsarginių komplektą antgalių. Taip, masės laidas. Gale yra reguliavimas slėgio su surinktuvu drėgmės, kad nepakenkti aparatui. Irgi labai patogus dalykas. Ir taip pat komplekte dar yra žarnelė. Žarnelė su standartinio kompresorinė jungtim. Jungiam į kompresorių, kitą žarnelės galą jungiame tiesiai į aparatą. Plazmos pjovimo aparatą. Viskas, stokeryje nusiperka tokį aparatuką. Reikia tada jums kompresoriaus. Arba nuvažiuoti pas kokį draugą, kuris užsiima ratų montavimu ir pasiskolinti tam vakarui. Taip. Ir be abejo, meninės gyslelės nusipieš gražų piešinį ant mūsų baliono. Įkvėpimo. Jo. Gerai, jungiam aparatūrą. Piešiam piešinį ir bandom pjauti. Važiuojam. Tai va, visą plazmos aparatą susijungiam. Pasijungiam kompresorių. Būtinai. Nusipiešiam piešinį. Pasidarėm netgi bandomą į pjūvį, netokiem profesionalam kaip mes vis dėlto reikia pasibandyti. Aparatas veikia puikiai. Ir dabar iš vieno baliono mes gausim vietoj vieno ugniakuro, mes gausim visus du. Du ugniakurus. Taip, atsiskirsim, pasižiūrėsim, kuri pusė gražesnė ir dar tą gražesnę pusę dar labiau uždailins. Kągi, važiuojam, jaunam. Važiuojam. Visai buvo šaunus pjovimas, stebėjau šalies, kaip Jonas pjauna, labai gražiai, ramiai, po truputėlį, be jokių problemų. Galbūt tokia pastaba būtų. Tai būtent, pjaunant pastebėjau, kad kadangi mes turim storą dažų ir grunto sluoksnį. Ir dar rūdžių. Be abejo. Būtų buvę protingiau iš pradžių nusivalyti šitus dažus ir tada daryti piešinį. Bet šiuo atveju mes nusivalysim dažus dabar ir tolimesnės detalės nusipiešim jau ant švaraus plieno. O dabar pabandykim atskirti šitas dvi dalis ir išsirinkti, kuri yra gražesnė, su kuria mes tęsim savo darbus. Taip. Važiuojam. Tai va, atskiriame dvi pusės, išsirinkome gražesnę ir iš karto nusivalėm dažus, kad šį kartą būtų geresnis sukibimas plazmai su paviršium.
nusipiešim dalį dekoratyvinių kiaurimių, išpjausim ir pabaigsim projektą. Ir be abejo, nepamirškit visų saugumo taisyklių, dirbant su slėginiais indais. Pasiėmė iš metalo laužo, nepaisant to, kiek laiko jis ten pragalėjo, mes jį gerai išsiplojom vandeniu, pabandėm vėlgi saugiai uždegti, uždegdami popierių ir pasižiūrėdami, ar nėra likę kažkokių dujų. Garų. Ir tik tada ėmėmės pjovimo darbų. Tai va, projektas mūsų baigtas, padarytas, paskui išbandysim. Gavosi tikrai neblogai. Gavosi labai daug atliekamų detalių, meniškų detalių, iš kurių galima pasidaryti dar kokį nors meninį projektą. Kaip šiuo atveju mes padarėme meniškas kojytės. Taip, kad nereikia jokių papildomų medžiagų. Taip. Kalbant būtent apie plazmos aparatą iš stokerio, pjauna jisai gerai, gražiai. Mes gal kiek skubėjom ir mūsų siūlės yra pabanguotos, bet šiaip tvarkingai pasidėjus ir ypatingai naudojant kažką tokio, kaip po čia mūsų savadarbė liniuotė, galima labai lygiai pasidalinti tada iš viso bus tobulos. Ir aišku patirtis. Taip. Patirtis, kuo daugiau dirbsit, kiekvienas naujas metras siūlės, jisai bus vis gražesnis ir gražesnis ir gražesnis. Kaip sakant, Veldiktas aparatas veikiantis, Taip, tinka puikiai, parametrai 3 mm pjauna, 3 mm pjauna, netgi perpjovėm ir storiau, kur buvo suvirinimo siūlė, 5-6 irgi perpjauna, aišku, lėčiau, bet tikrai veikia. Taip, tai ir techniniam, ir meniniam projektam, aš sakyčiau, tikrai vertas aparatas. Nepamirštant draugo su kompresorium. Taip. Arba nuosavai įsigyti. Arba stokerį nusiperkat ir kompresorių, aš manau, jie tikrai turi. Taip, ir gali pasiūlyti gal net kažką mažesnio ir optimalaus šitam daiktui. Va, ir būtų įdomu dabar dar šitą mūsų ugniakurą išbandyti. Gal pabandom? Pabandom. Pažiūrim, kas gausis. Pasaka. O, iš vis super. Nu ką, Jonai, šilta? Šilta, ugnies, maloniai dega jo, garsai malonus. Sakyčiau, projektas tikrai pavykęs ir išbandytas. Tai va, ir jums irgi rekomenduojam. Pasidarykit kažką gražaus joninėms. Taip, pasidarykit, nebūtinai kepsninę, gali šiaip kažkokį dekorą pasidaryti, o galbūt net kažkokį iš tiesų praktišką, reikalingą buitį daiktą. Taip. Tai kągi, šiam kartui tiek, iki susimatymo. Visa. Kartais pagalvoju, čia net kazaną galima įdėti ir sriubą išsivirti tokią. Šiaip bent jau šašlykus, tai tikrai būtų galima ant anglių išsikepti. Taip. Tikrai.